Labą dieną visom, štai pirmadienis, prasideda nauja savaitė mano darbų ir jau jūs pamatysite naują mano video. O matote priešais lentelę, tai yra vasario bingo lentelė, kurią aš užsipildžiau ir pamiršau jums parodyti praeitą savaitę. Tai dabar rodau, kaip man sekėsi. Tai kaip matote, ne visą lentelę užpildžiau ir kur yra raudoni tie, palaukit, pasimsiu pieštuką kokį nors, raudoni tie užpaišymai, tai aš, kadangi turėjau išsisaugojus, sukaupusi bingo, tai galėjau panaudoti. Tai vat panaudojau 4 bingo, kad išeitų beveik visa lentelė ir liko tik tai vienas langelis. Nes kiek žinau, pagal taisyklės daugiau kaip 4 bingo negali naudoti. Tai pasisekė tą vasarį. Aišku, buvo nemažai dvigubų normų, už tai nepasisekė man siuvinėti visos lentelės. Bet tai, ką darysi, šį mėnesį, kovo mėnesį irgi bus tokių, kur reikės dvigubai daryti, bet tai žaidimas yra žaidimas. Na ir dabar noriu sukti ruletę. Pažiūrėsim, ką man ruletė išsuks, ką jinai mums parodys, ką jinai, oi, čia labai šviečia, prieš saulę truputį sėdžiu. Palaukit, biškį pasuksiu gal kompiuterį, kad ne taip, ne į tą pusę, ne į tą pusę. Gal aš atsijungiu, tuoj pakeisiu filmavimo kampą. Na čia va, truputį geriau, nors irgi mirga tas kompiuteris, nežinau. Gerai, sukam ruletę ir pasižiūrėsim, ką jinai man išsuks, koks darbas bus pirmas šios savaitės. Pasižiūrėsim, kiekgi čia bus darbų šią savaitę, labai įdomu, kokius darbus išsuks. Aha, žieminį darbą nori, gerai. Tai štai šitie burbulai. Žieminiai, labai gražus jie man yra, tai tuoj einu atsinešiu ir parodysiu, kiekgi aš jų turiu. Na va, ir parodau dar, kur čia yra mano tas, žaisliukai, tai va čia vienas, čia kitas. Dabar siuvinėjau štai šitą žaisliuką. Ir čia, kaip matote, yra biržai, pagal mane čia yra saulėlydis, o čia jau naktis visiškai. Ir dabar parodysiu, ką aš turiu ant bingo naujos lentelės, nes labai renkuosi, kokią užduotį padaryti. Tai čia, mato, dar palikau adatą, dėl to, kad nenorėjau siuvinėti daugiau negu priklauso iš tų kryželių. Taip, norisi greičiau tą bingo lentelę padaryti. Ir kiek aš esu išsiuvinėjus, štai tiek. Ir čia vat yra namukas ir aš pasižiūrėjau bingo užduotis, pavyzdžiui, yra miesto panorama arba architektūra. Taip. Nu, čia ne miesto panorama, čia yra kaip ir sodyba kažkur kaime, bet architektūra tai yra namas. Tai pagal mane tai tikrai tinka namas, nes, tai priklauso architektūrai. Arba yra, va čia dar žiūrėkit, dizaine yra kažkas trikampio. Nu, tai čia irgi, va, yra, va, viskas aišku, namo tas viršus, palėpė namo, sakykim, tai yra trikampio formos. Tai va dabar pasižiūrėsiu. Ko gero, aš imsiu tą, kur yra 300 kryželių architektūra. Nes dabar galvoju, turiu kai ką. Turiu nesvarume, tenai namai yra, bet ten labai toli jie. Tokie išplaukę truputį ir galvoju, ką aš dar su namais turiu. Dabar nesugalvoju. Nieko liktai neturiu. Bet noriu pradėti šį mėnesį naują darbą. Tai vat ruletė kažkaip nesuka, tai aš galvoju, galbūt kovo 8 pradėsiu naują darbą. Norėjau kovo 1, bet kažkaip nepavyko, nesusiorganizavau, nes reikia medžiagą pasirinkti, spalvą parinkti medžiagai, siūlai, tai viskas aišku. Tai vat reikia tiesiog pasėdėti, pagalvoti. Tai gal pavyks penktadienį, kovo 8 pradėti naują darbą. O ten architektūros yra. Tai vienu žodžiu, pagalvosiu. Pagal nuotaiką, ar norėsiu 300 kryželių daryti, ar norėsiu 400 kryželių padaryti. Tai va pasižiūrėsiu, kaip man seksis. Gerai, einu, parodysiu rezultatą, kaip padarysiu 300 arba 400 kryželių, nes čia jau faktiškai nedaug liko.
liko, kas čia, tas geltonas spalva, man atrodo, jau beveik viskas, dabar liko šviesiai mėlyna, dangus, tas fonas dangaus visas ir aišku, reikėjo bekstičių dar padaryti. Gerai, bėgu siuvinėti, iki jum už sekundės, toj įsijungsiu, o aš einu dirbti. Taigi su kalėdiniu žaisliuku, tuo, kuris man dabar ką tik iškrito, aš padariau 2 užduotis. O, kaip pasimsiu, ką aš galiu pasimti, kokias žirklutes. O štai šitą užduotį padariau architektūrą, nes ten yra namukas siužete ir dizaine kažkas yra trikampio. Tai trikampis yra namo būtent stogas. Ir aš padariau tas 2 užduotis, tai 400 ir 300 kryželių. Ir man liko visai nedaug iki pat pabaigos. Ir tada aš padariau visą žaisliuką pabaigiau. Taip, kad turiu dar vieną pabaigtuką. Jau kovo mėnuo. Tai aš kaip ir planavau, atsimenat, pradžioj metų sakiau, kad noriu kiekvieną savaitę, ne kiekvieną savaitę, bet kiekvieną mėnesį po vieną kalėdinį žaisliuką. Tai va, 3 mėnuo, 3 kalėdinis žaisliukas yra ir ruletė man tai padeda įvykdyti. Ir štai pasižiūrėkit, koks grožis. Padariau viską, nes liko faktiškai atlikus bingo užduotis, jau buvau pradėjus daryti ir bekstičių ir liko labai nedaug. Galvoju, nu kam aš jį paliksiu ten kitam kartui. Tuo labiau, kad nėra tokios užduoties, kad aš galėčiau, sakykime, daryti. Ja, nes pritrūktų paprasčiausiai kryželių ir bekstičio. Tai va, štai toksai gražus, nuostabus žaisliukas. Nu, pasižiūrėkit iš arčiau. Tikrai labai fainas, labai, nu, toksai mažas meno kūrinėlis, sakykime, mažame plote. Tikrai gražiai gaunasi, nuostabiai ir spalvos labai man patinka ir viską. Ir aš jau iškirpau, tik tai aišku dar neapipavydalinau kitos pusės, nes aš ko gero imsiu ir visus kartu darysiu, kuriuos išsiuvinėsiu. Dabar tingisi žaisti su to medžiagom. Norisi siuvinėti. Tai va. Tai štai naujas mano pabaigtukas, dar vienas. Ir ką, dabar iki naujos užduoties. Aišku, laivai rėmuose siuvinėjasi, vakar pasiuvinėjau, šiandien siuvinėsiu. Bet dar šalia tų laivų reikia kažką naujo. Ir dabar, taip, keliaujam į mano kompiuterį, tikiuosi labai nemirgės. Gerai, nemirga. Tai dabar, taip, pasižiūriu, taip, žaisliukai va čia, kur yra, tai dar yra antras nakties fone, tas pats žaisliukas yra, kalėdinis, ne, iš rinkinio, tai aš, kaip sakiau, darysiu 2 atskirius žaisliukus, nedarysiu dvigubo, nes ten yra parodyta, kad dvigubas. Beje, jisai, žiūrėkit, visai nemažas, va, per mano delną. Va, matot, visą delną užima. Tikrai nemažas ir jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, mažesnio žaisliuko, tai aš galvoju, galima būtų imti, siuvinėti ne ant plastiko, o ant medžiagos. Tiesiog mažesnio kaunto medžiagą imti, nes čia yra, man atrodo, 14 atitinka, AIDA 14 atitinka plastikinė kanva. Tai va, galima jį ir sumažinti. Gerai, grįžtam į ruletę. Taip, kur čia mano pelytė, kukų. Taip, tai žiūrim, kągi man išsuks ruletė šiandien. Šiandien beje yra trečiadienis ir pasižiūrėsim, kągi man išsuks. Plunksnos. Va. Ruletė labai nori, kad aš tas plunksnas pabaigčiau, nes kaip atsimenat, praeitą savaitę rodžiau, visai nedaug liko šitų plunksnų padaryti ir liko, vat, nežinau, ar matysit, galiu iškart parodyti, va čia liko šita plunksnelė maža ir štai va šita va didelė ruda ir maža ruda. Tai va šitie va dalykai tik tai liko ir kiek ten kryželių dabar negaliu pasakyti, bet labai smagu, puiku, eisiu siuvinėti plunksnas ir pasižiūrėsiu, kokią aš užduotį pritaikysiu ir ką, einu siuvinėti ir parodysiu, kaip man sekėsi jau turbūt rytoj ryte, nes kai siuvinėjau vakarais, tai
naktį jau nebesinori nieko filmuoti. Gerai, merginos, tai ką, iki greito, jum po sekundės, o aš einu dirbti. Iki. Na štai, merginos, pasiuviniau plunksnas ir padariau, kiek reikėjo padaryti būtent bingo. Tai bingo paėmiau štai šitą langelį, kur parašyta yra darbas, kuriame yra nuo 10 iki 25 tūkstančių kryžiukų. Šitam darbe yra beveik 16 tūkstančių kryžiukų kažkur. Nu ir padariau aš tos 500 kryželių, truputį daugiau gavosi. Tai va, šita plunksna beveik visą jau išsisiuvinėjo mažutė. Ir dar čia bus didelė viena plunksna ir ten per vidurį viena. Tai va, pasidėjau, pasiuvinėjau, čia va yra pradžia jau tos didžiosios plunksnos pradžia ir galvoju, daugiau nesiuvinėsiu negu reikia ir žiūrėsim, ką man išsuks ruletė. Šiandien beje jau yra penktadienis, aš biškai užsisiuvinėjau su savo laivais rėmose, už tai kažkaip nusitempė man viskas. Bet laivai rėmose labai smagu juos siuvinėt, man kažkaip, nežinau. Gerai. Smagu, tai smagu, bet eina dabar čia ruletė. Pažiūrim, ką ruletė man išsuks ir pažiūrėsim, ką jinai mums duos, kokio darbo šiandien arba rytoj. Aha, snaigė. Gerai, šita maža snaigė. Tai kiek atsimenu, tai aš jos esu padariusi su baltu, bet dar ne viską su baltu siūlu išsiuvinėjau. Ir dar aišku to mėlynu ne viską ir viduje dar yra ką veikti. Ir dabar žiūrim, ką mes galim pritaikyti šitai snaigiai. Ko gero teks man, dabar galvoju, desertas miško uoga. Čia uogų yra? Ne, čia kažkoks medis, bet jisai ne uoga kažkoks, nežinau. Nėra miško uogų. Pavasariui netinka, nes čia kalėdos, ant kreminės, nes ant baltos, moteriškai netinka, pavardės, tai iš vis dizainas be pavadinimo, man atrodo, o reikia pasižiūrėti, raudoniausias darbas netinka, nu, ko gero reikės imti dvigubą normą, dėl to, kad nelabai čia ką aš matau, kas galėtų man tikti. Tai ką darysi? Einu, pasiimsiu štai šitą gražią snaigutę ir toliau siuvinėsiu žieminius siužetus ir aišku savo laivą. Tai iki. Sveikos merginos, štai matote siūlų komandą visą ir medžiagą. Tai noriu nufilmuoti naujo darbo pradžią. Tai bus naujas darbelis ir kaip sakiau, noriu pradėti kovo 8, bet šiandien yra 9, vakar 8, kažkaip vakar nebuvo nuotaikos, nes vis tiek reikėjo pasėdėti, susirinkti siūlus, susirasti, nes tai nėra rinkinys, tai yra schema, kurią man padėjo rasti viena pažįstama, draugė, galim taip sakyti, draugė, mes per Messengerį susirašinėjom. Tai ir aš jai pasakiau, kad noriu kažką išsiuvinėti, turiu norą vieną ir noriu tą noras, kad išsipildytų. Ir aš kiek skaičiau, tai reikia siuvinėti tam tikrus dalykus, kad išsipildytų norai. Tai ką aš jums parodau, ką aš siuvinėsiu, štai šitą švyturį. Šitą švyturį siuvinėsiu ir ilgai galvojau, kokią medžiagą paimti. Ir kaip matot, pasirinkau tokią tamsią medžiagą. Čia jinai tik gaila labai spalva, nežinau, tikrai gyvenime yra kitokia truputį spalva. Tas siūlas, žiūrėkit, visai atitinka šitą medžiagą. Bet tai yra 5,18. Bet realiai gyvenime netokia mėlyna, čia tokia mėlyna rodo man gamta mūsų, nežinau, kaip padaryti, kad būtų kitoks atspalvis, neįsivaizduoju. Nes tikrai rodo mėlyną. Tas gal biški padeda, nepadeda. Ir jinai tokia nemėlyna, tokia biški ir turi ir žalio galbūt atspalvio, nėra tokia grinai mėlyna spalva. Ir va čia va radau, kaip pasikeisti foną
Ir tiesą pasakius, ieškojau, galvojau, gal ant balto, ant balto iškart nenorėjau. Norėjau siuvinėti galbūt ant kokio nors šviesaus atspalvio, gelsvo, žalsvo, galbūt vat, pagal tuos stogelis žalės, gelsvas, tai čia vat, tas yra smėliukas, viską. Bet kažkaip man prapuldavo tas visas švyturys, prapuola tam visam gelsvam, baltam dalyke. Ir pažiūrėjau, kad aš turiu tokią medžiagą ir man visai patinka, kad jisai bus toks ryškus. Ant tokios gražios mėlynai žalios, sakykime, medžiagos. Ir neturėtų, ta prasme, prapulti va šitas siūlas. Jisai labai, faktiškai, medžiagos spalva. Va, jeigu kas turit DMC siūlus, galite pasižiūrėti. 518, kaip gyvai realiai atrodo šita medžiaga. Ir jinai visiškai susilieja, galima sakyti, su ta medžiaga. Aišku, matysis, kad čia kryželiai padėti. Bet aš pasižiūrėjau, kad čia dizaine, tai jie vat yra va čia, va prie languose, va čia truputį iš kraštelio, bet čia yra apvadas, tai jį išskirs. Languose, va čia langelyje, čia tam prožektoriuje, jisai nėra, va čia, man atrodo, vėliavytė, va šitoj va jį yra, bet ir čia matot, kitoks atspalvis atrodo šviesesnė vėliavytė negu pagrindas. Aišku, čia tą pagrindą sunku nustatyti tiesiog iš, kaip pasakyti, ką aš žinau. Nustačiau, kaip man atrodo. Bet turėtų viskas būti gerai, nes tuo labiau, kad visur yra apvedžiojimai. Ir ką, noriu pradėti šitą darbą ir dar tiesa norėjau pašnekėti apie siūlus. Tai čia DMC siūlai. Va, susirinkau visus, susiradau visokius galiukus, nelabai gražios rytės, bet, šitą labai, galiukas toks mažas, paskui šito, bet pažiūrėjau, kad mažai reikia, turėtų užtekti. Ir va čia išskyriau 3 tos atspalvius. Tai čia pagal schemą labai įdomiai yra padaryta. Reiškia, va čia va šita vieta, va čia šitie šešėliavimai. Tai pagal schemos raktą, tai turėtų būti va štai šitaip. Palaukit, kaip čia man užkibo. Pagal schemos raktą turėtų būti štai taip siūlai. Tas tamsesnis toksai, pilkas ir atseit DMC 01. Bet jisai nėra baltas DMC 01. Pažiūrėkit, jisai man yra, gal rankoje geriau matysis, va matot, šitas man yra tamsesnis už šitą. Tai kaip gali būti šešėlis, tada reiškia čia bus šviesiau, o čia tamsiau, kažkas ne taip. Tai aš pagalvojau, kad aš ko gero apkeisiu vietom. Šitą dėsiu čia, o šitą čia. Ir tiesiog sukeisiu vietom tas 2 spalvytės ir tada eis toksai perėjimas, reiškia, iš tamsios, šviesesnė ir dar šviesesnė. Reiškia, tuos 2 siūlus reikia pakeisti vietom, nes, tikrai man logiškai tai neatrodo. Arba tą 01 keisti kažkokiu šviesesnių spalva šviesesnė. Žiūriu, dabar ekro netiks šita spalva. Ne, tokia gelsva. Tiesiog viena iš baltų spalvų galima būtų arba šviesių spalvų paieškoti. Pabandysiu siuvinėti, žiūrėsim, kur čia dabar prasideda. Čia pradžioje aš vis tiek pradėsiu nuo apačios siuvinėti. Kaip visada, aš pradedu kažkaip nuo apačios, man smagiau nuo apačios siuvinėti. Ir čia jinai bus, čia prasidės. Čia tai ir žiūrėsim. Ir šitie perėjimai, mato, tokie, tai reiškia eina šita spalva, čia, paskui turėtų būti šita ir tas 01. Tai aš sakau, sukeisiu vietom ir man atrodo turėtų būti gerai. Aišku, pasiuvinėsiu, tada ir matysis realiai. Tai, ką dar norėjau pasakyti, net nežinau. Čia šita medžiaga yra... Palaukit, neatsimenu dabar. Atitinka AIDA 16, IVA 32 kaunto, kiek skaičiau internete, atitinka 16 AIDA, jeigu siuvinėjai 2x2 siūlus. Tai ką, palinkėkit man sėkmės ir bandysiu startuoti šitą darbą, tikiuosi šiandien, šeštadienį. Nes dar turiu pabaigti tą snaigę siuvinėti, noriu pabaigti pagal bingo išsirinktą užduotį. Ir tada jau šitas švyturėlis prasidės darbas ir bus naujas startas. Labai nekantrauju laukiu, nes man jis labai gražus toksai.
Ir aš manau, ta spalva tokia medžiagos mėlyna, tai jinai kaip tik duoda tą, kaip ir toli, jūra, vanduo, sakykime, nors čia yra aiškiai apibrėžta, kad čia baigėsi vanduo. Čia, bet čia galima tiesiog toliau įsivaizduoti, kad tai yra toliau dar dangus, galbūt ne vanduo. Tai čia debesėliai plaukiojo danguje, tam, vienu žodžiu, čia fantazijai ribų nėra. Ir ką, kiek čia yra spalvų, toj pasakysiu, čia yra iš viso 24 spalvos. Taip, 24 spalvos ir yra, tai parodau dabar, 6870 kryželių. Ne, nusišneku, 8000, čia tik kryželių 6, o iš viso su visais pusiniais vekstyčiais tai yra 8051 kryželis. Tai va, pažiūrėsim, per kiek laiko aš jį padarysiu, kaip man jį seksis. Tai ką, parodau, nuo ko pradedu, tai nuo tuščio lapo, medžiagos. Ir eisim siuvinėti, kai aš tikiuosi, kad šiandien vakare pradėsiu. Tai va, ir žiūrėsiu, kaip man seksis, labai nekantrauju pradėti, bet reikia pirmą padaryti snaigę. O jūs visą tai pamatysite po kelių sekundžių. Tai iki, parašykit man tiesa dėl medžiagos mano pasirinkimo, kaip jums atrodo, ar tikrai gerai. Nu, man atrodo tikrai gerai, nes tas švyturys tikrai jis labai išryškėja ir nepasimeta tarp medžiagos. Ir ką, bandysim siuvinėti ir reikės kažkur sugalvoti savo tą norą, įrašyti, o gal neįrašyti, tiesiog mintyse pasakyti norą ir tada žiūrėsim, ar išsipildys ar ne. Na ką, viskas, einu siuvinėti iki. Na tai ką, padariau snaigę, kiek reiškia norėjau arba kiek galėjau. Tai pasirinkau šitą miško uogos užduotį, 400 kryželių čia iš viso. Tai yra apėjau mėlyną šviesiai spalva, tiksliau tamsesnė mėlyna, va čia matot, čia šviesesnė, o čia truputį tamsesnė. Ta mėlyna spalva apėjau pusiniais visą ratą, balta spalva čia kiek turėjau siūlo, bet jisai man baigėsi baltas, reikės nusipirkti. Ir kaip matote, dar žalia truputį spalva. Ir dėl ko pasėmiau miško uogą, nes pasižiūrėkit, va čia va, aš radau uogytės. Čia paukštelis tupi ant kažkokios šakelės, medžio, krūmo galbūt, neaišku. Ir vat yra uogos, tai ką, irgi pagalvojau, tai yra miško uogos, taip. Medis ir tai krūmas, ant kurio auga uogytės. Tai va, tai padariau visą snaigę, ta prasme, kad snaigę padariau visą tą mėlyną spalvas, jau visas padariau. Ir dabar liko išsiuvinėti baltą spalvą, va čia va pabaigti ir aišku tą paukštuką su šakelėm. Beje, turiu schemą, čia yra, reiškia, JNP, kaip čia, vis pamirštu tą pavadinimą, siūlų, JNP siūlai, nežinau kaip kitaip vadinasi, tai internete susiradau konvertorių, kuris, reiškia, pasikeičia DMC siūlais. Ir aš dabar siuvinėju DMC siūlais. Tai tiek apie šitą snaigę ir dabar aš, reiškia, suksiu ruletę. Galvoju, suksiu ruletę. Tai šiandien šeštadienis, tai šiandien nežinau, ar aš ją, kodėl nesisuka. Sukamės, va. Šiandien turbūt nesiuvinėsiu, nebent išmes man ruletė tą darbą, kurį aš noriu šiandien pradėti. Tai jau prieš tai matėte, ne, ką aš noriu pradėti tą darbą ir matau, kad tikrai neišsuks ruletė, kažkaip ranka dreba. Aha, nesvarumas. Ok.
nesvarumas. Tai tikrai aš jo šiandien nesiuvinėsiu, aš siuvinėsiu rytoj, sekmadienį. O šiandien dabar eisiu, pabandysiu pradėti tą savo naują darbą ir parodysiu, kaip man sekasi. O bingo užduotyje aš padaryti galėsiu, kur mano žirklės dingo, mėtau viską. Štai va šitą darbą. Darbas pradėtas kovo mėnesį, reiškia, aš turiu padaryti 500 kryželių. Tai va, eisiu daryti 500 kryželių ir parodysiu, kiek gausis padaryti tą, kaip išryškės paveikslas su 500 kryželių. Aišku, nelabai ten kas matysis, bet galbūt pradžia jau bus. Gerai, einu, negaištu laiko ir susitiksim jau rytoj, sekmadienį. Iki. Tai sveikos, mergino, šiandien sekmadienio vakaras ir rodau, ką nuveikiau su savo šituo darbu. Ir sakau, gaila biški man tą spalvą medžiagos visai netaip, dienos šviesoje irgi netaip labiau mėlyna rodo, prie lempos irgi mėlyna atrodo, nors jinai tokia turi ir žalsvumo biški. Nu, bet ką darysi. Bet šiaip smagiai siuvinėjasi, tai jau padariau visą tą smėliuką, kas yra židinio švyturio apačioje. Ir va štai čia prasideda, išryškėja kontūrai 2 žuvėdrų čia. Čia irgi kažkas, dabar neatsimenu kas, bet vienu žodžiu čia va inkaras bus šone, čia žuvėdros, čia akmenukai va. Ir padariau su šituo darbu 2 užduotis, tai viena buvo darbas pradėtas kovo mėnesį, o kita desertas ir vafliai. Tai neturiu aš nieko jokio dizaino, sakykime, su desertu, nors turiu tiesą dizainą, bet labai norėjau šitą darbą daryti ir norėjau visą tą smėliuką pabaigti. Ta būtent geltona spalva viską norėjusi, kad matytųsi, kur kraštas yra. Tai va čia jau matosi darbo krašteliai ir dabar keliausiu į viršų. Tai tiek padariau. Šiandien atsiskaitau ir parašykit, prašau, komentarą, kaip jums atrodo, ar gerą medžiagą pasirinkau, ar jums būtų gražiau galbūt ant šviesios medžiagos, baltos, nežinau. Bet tiesiog įdomu jūsų nuomonė, prašau parašyti. Ir dabar eisiu siuvinėti nesvarumą, nes kaip matėte, ruletė jį išsuko ir aš dar šiandien noriu vakare jį kažkiek pajudinti. Tai ką, tada iki, susitiksime jau po kurio laiko. Na tai sveikos merginos, štai ir aš su savo laivais rėmose ir dabar, kadangi pabaigiau eilę visą, ten už kadro matote aš, Lele, reiškia, tai dabar čia yra, kadangi iš abiejų pusių mano yra pritvirtinta medžiaga tiek viršui, tiek apačioj, aš negaliu jo visiškai ištiesinti, kad parodyti jums visą vaizdą. Tai dabar pabandysiu parodyti jums tokį pusiau meninį filmą ir paveikslas tiesiog judės į viršų. Atidžiai stebėkite, kaip jisai atrodo. Dabar nežinau, sunkiai telpa į kadrą ar kažkaip, nežinau. Gerai, bandau. Tai va, po truputį suku. Ir štai pasižiūrėkit, koks grožis yra šitas paveikslas. Patrauksiu rankas truputį, kad geriau matytųsi. Va. Tai yra rėmas. Taip. Rėmas, kuriame laivai. Paveikslas paveikslė faktiškai. Štai mano laivai atkeliauja. Ir dabar va. Čia buvo daug darbo tose laivuose, bangose, rėmuose. Štai važiuoja. Paveikslas ir štai pabaiga. Viskas, paveikslo pabaiga ir aš štai čia va, parodysiu pirštu, nes nepasijėmiau. Va čia jau vakar pabaigiau eilę ir dabar labai nekantrauju pradėti kitą eilę, pabaigą. Faktiškai ir dabar, kai pervyniosiu, man atrodo, jau bus viskas. Jau, palaukit, pažiūrėsiu, aš atsuksiu. Štai toksai darbas, atsuksiu dabar, kad galėčiau dar labiau jį, prisukti. Tai dabar, taip, tiesiog aš jį
Va, taip. Aš jį va taip užsuku ir jau čia bus mano paskutinis užsukimas, aš taip įsivaizduoju. Ir mano darbas keliaus reiškia į darbą, gerai skamba. Tai ką, merginos, tiek, einu siuvinėti, labai noriu šiandien siuvinėti, dabar dar atsuksiu truputį į pabaigą. Labai noriu siuvinėti, toks, nežinau, atrodo kaip naują darbą nori pradėti. Tiesiog pabaigiau eilę ir taip norisi kažkaip toliau judinti tą darbą. Tai kadangi aš kiekvieną dieną darau ten po kelis šimtus kryželių, tai žiūrėsiu, gal šiandien ir daugiau padarysiu, darysiu ruletę sukti, tai žiūrėsiu, gal ruletę pasigailės, o jeigu ne, tai vis tiek aš jį siuvinėsiu. Ir va čia jau pradėsiu, va štai šitą pusę, tai čia yra tamsi tokia pusė, tamsios spalvos irgi truputį fono ir paskui vėl prasidės bangos. Tai labai nekantrauju, labai noriu pradėti, susitvarkysiu, įsitempsiu gerai medžiagą, kad galėčiau toliau judinti tą darbą ir eiti link finišo. Iki. Na ir paskutinis šios savaitės darbas yra štai šitas laivai rėmuose. Nuotrauką, aš manau, puikiai visi atsimenate ir dabar ką aš padariau per šią savaitę, tai vat persiviniojau visą tą medžiagą, reiškia pabaigiau ten tą eilę anoj pusėje ir jau persiviniau medžiagą ir pradėjau siuvinėti. Štai kiek aš siuvinėjau per šią savaitę, tai sakyčiau visai neblogą gabalėlį pasiuvinėjau, pritaikiau kelias užduotis bingo. Ir šitą smagiai siuvinėjusi ir gana greitai ėjo čia, dėl to, kad va čia yra daug, toks kaip fonas, tai jisai nėra daug pavienių kryželių, o čia jau prasideda vanduo, bet ir tai eina tokiam srogam, kaip atsimenat, aš vis laik pasakoju, kad vanduo, tekantis vanduo, tai jisai va taip ir keliauja žemyn. Tai tiek pavyko padaryti šią savaitę ir ką aš, kai vyniojau šitą darbą, nu čia ir galvojau, kad jau čia bus pabaiga, bet pasirodo ne. Dar ne pabaiga darbo pasirodo, tai dar reikės šitą visą, iki čia tą visą didžiulį gabalą išsiuvinėti ir tada dar nuleisti. Neatsimenu, per kiek dar šitų langelių va šitų 10x10, neatsimenu, kiek ten dar liko į apačią. Bet aš jau kai vyniojau, aš galvojau, nu va, jau čia bus pabaiga, jau fainiai, ale ne. Nu ką darysim? Už tai visai neblogai einasi ir kiekvieną dieną stengiuosi pajudinti šitą darbą. Tiesa, vakar jo nesiuvinėjau, bet aš prieš tai siuvinėjau ne 200, kaip sakiau, kad kiekvieną dieną po 200, o siuvinėjau tikrai daugiau kryželių prieš tai. Ir 500 esu padarius ir dar daugiau. Tai tiek su šito darbo. Ir beje, šitą darbą, jo smagu judinti, visiškai smagu judinti ir ką. Ir tiek, ir tiesa, bet ruletė, ką vakar vakar, sekmadienį šiandien išsukau, ką ruletė išsuko man, tai ką, išsuko man nesvarumą, tai aš vakar truputį jį pasiuvinėjau, bet dabar nerodysiu, dėl to, kad jinai, tiesiog jau nelabai ką pajudinau, labai mažai kryželių vakar, ne kryželių, diksnelių padariau, tai aš manau parodysiu jau iš kitos savaitės video, kiek pajudinsiu, nes irgi pasėmiau bingo normą ten, tai va reikia ją padaryti. Ir ką, ir dabar, tai tiek. Na ir dar sveikinu visas ir visus su šiandien mūsų švente, kovo 11. Džiaukimės savo laisvę, džiaukimės tai, ką turime. Gražus oras, eisiu kelti vėliavos, eisiu kelti miestą kartu su visais. Pasidarysim tokią šventę ir ką, tai tiek su ta džiugia žinia, su sveikinimu ir baigiu savo šios savaitės video. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate, prenumeruokite kanalą, jeigu dar nesat prenumeravę ir stebėkite mano visus savaičių darbus, kaip man sekasi judinti darbus ir taip toliau.
Tai ačiū, iki kito įsijungimo. Ate.